Jūsų ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentai, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, gerbiami Seimo ir vyriausybės nariai, gerbiami žuvusiųjų artimieji, laisvės gynėjai, bažnyčių hierarchų, taip pat ir religinių bendruomenių nariai, čia susirinkę Lietuvos ir užsienio svečiai. Dėkoju Laisvės premijų komisijoje už tą tarnystę Laisvės premijų komisijos. Priminti apie laisvę ir tokiais būdais, žiūrint į praeitį, į medininkų posto įvykius. Reiškiu pagarbą komisijai, jos vadovai Rimai Baškienei. Taip pat Lietuvos nepriklausomybės aktų signatarams ir jų klubui, ir jų vadovai Birutei Valionytei. Sausio 13 ir medininkų posto įvykiai dažnai pavadinami tragedijomis. Kai mes pavadinome kokį įvykį tragediją, mes išreiškiame savo poziciją ir visai nenaiviai tikimės iki šiol, jog kaltininkai ir jų bendrapiliečiai supras šitą terminą. Viliesi iki šiol, kad įvyko nelaimė, didelė klaida, tragedija ir atsakinga pusė draugė su mumis ieškos juridinės, moralinės, istorinės tiesos. Iki šiol mes vylėmės to abipusio supratimo, apipusiškumo. Niekada mums nesinori tikėti, kad tai nėra jokia klaida. Ir kad tie įvykiai kaltininkų nesuvokiami kaip tragedijos. Deja, mums visiems kartais būna sunku priimti kitų tragedijas. Taip pat ir mums. Mums parodė Holokausto tragediją, istoriją, bet ne visi pasirinko šią tragediją priimti kaip savą. Nors tai yra abipusė tragedija. Aš apgailestauju, kad iki šiol turime tokių piliečių, bendrapiliečių, kurie ir net Seimo narių, kurie sugeba juokauti Holokausto tema. Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis žiniasklaidai pasiūlė naudoti ne tokią dramaturginę, bet tikslesnę juridinę terminologiją ir šios įvykius vadinti nusikaltimais. Nusikaltimo tyrimo trukdymas ir užpulta Ukraina parodo mums, kad mūsų ir imperinių kaimynų intencijos labai skiriasi. Mes norime taikos ir naudingo bendradarbiavimo, kuris paremto tarptautinę teisę. Tačiau kas mes esame jų akise? Kaip jie mus suvokia? Kaip mus mato? Bijau, kad kaip potencialų grobį. Esame nedidelė demokratinė šalis, kurios viena iš kaimynių yra neprognozuojama imperija. Šitas Seimo pastatas, pažiūrėjau į Google, yra lygiai 35 km atstumu nuo medininkų pasienio posto. Labai netoli. Prieš 35 metus buvo išbandytas mūsų pasiryžimas laisvei.
Žmonių akimis žiūrint, tai tiesiog atrodo, tie įvykiai buvo senovėje, tokioje živoje senovėje. Kaip mūsų tautiškos giesmės žodžiai sako, iš praeities tavo sūnus te stiprybės semia. Bet ne visada paprasta semti stiprybės iš praeities. Toje praeitie buvo visko. Ir rezistencijos, ir kolaboravimo, antisemitizmo, ir padarumo, žudimo ir gelbėjimo. Taigi mūsų ateitis nežinoma, todėl jinai visą laiką viltingesnė. Mes tikėjome, kad ateitis gali būti geresnė, teisingesnė. Minime praeitį, galvojame apie dabartį. Dabartis yra jautri, todėl linkėdamas jėgų dabartiniai valdžiai ir išminties, norėčiau tarti kelis žodžius apie netolimą labai praeitį. Noriu padėkoti žmonėm, kurie dirbo dėl mūsų laisvos ateities. Mūsų giminė sakoma apie sūnus, bet aš noriu šiandieną padėkoti Lietuvos dukrom. Ir sveikinu šiandieną visas Seimo ir vyriausybės moteris ir visas politikės. Dėkoju tom ryžtingom Lietuvos dukrom, kurioms teko neeiliniai uždaviniai. Susitvarkyti su COVID pandemijos iššūkiais, dirbtinai organizuotų migrantų srautų. Taip pat dėkoju ir už bekompromisę poziciją dėl gyvybės biudžeto šio pavojaus akivaizdoje. Dėkoju asmeniškai. Kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė nuo pradžios iki pabaigos kuriavo dujų terminalo projektą, kuris suteikia daugiau laisvės energetinės Lietuvai. Atsirado politinių sūnų, kurie iš praeities savo stiprybę turbūt sėmė ir labai trukdė tam projektui kaip galėjo. Su kokiais politiniais ir ūkiniais iššūkiais šiandieną susidurtų valstybė, jeigu ne ši Lietuvos dukra. Jos frazė "nustokim krūpčioti" labai tinka šiandienai. Mes šiandieną turime krauju iškovotą laisvę, nebijodami sakyti ne, mums niekas už tai nemuš ir nesudins į kalėjimą, mes galim sakyti ne ir dujų terminalui, ar skalūnų dujų žvalgybai, vėjo elektriniai jūroje, ar svarbiam kariniui poligoniui strateginėje vietoje. Galim sakyti ne. Tačiau laisvė mūsų neapsiriboja vien pasakymu ne. Tai yra tik pusė laisvės. Mes turime sakyti, laisvei reikia ir mūsų taip. Savo saugios ateities ir savo ne, tai mes nesukursime. Apie netikėtai padidėjusį dėmesį Lietuvos kultūrai bei žiniasklaidai buvome informuoti ne tik tai nuolatiniam politinėme rokiruotėmis, bet ir gausiais protesto mitingais. Taigi nebejingų pilietiškų sūnų ir dukrų yra daug. Ir tai teikia mums visiems daug vilties.
mes kūrėme patys savo šalį ir savo visuomenę. Kiekviena iš mūsų pareiga stengtis, kad dabartyje ir ateityje būtų teisingiau ir geriau. Kartais aš esu klausiamas, argi dėl tokios Lietuvos kovojame. Be abejo, dėl tokios, dėl demokratinės Lietuvos. Mes ir dabar kovojame dėl mūsų laisvės nuolatos gerinti savo šalį. Laisvė yra labai praktiška. Laisvė yra pats geriausias mūsų resursas, pats vertingiausias mūsų resursas. Mes turėtume gyventi pagal dekalogą, pagal 10 Dievo įsakymų, kuris mums rodo atsakingos laisvės kelią. Kalbant biblinėme kontekste, mes esame pašaukti į tikrą laisvę. Tačiau prieštaraudami savo pašaukimui, mes kartais renkamės netikrą kvailių laisvę. Melą savo rinkėjui, čekiukus, korupciją ir nuolatos, ypač dabar, transliuojama neapykanta. Laisvės premijos statulėlės autorė Joana Noreikaitė sukūrė ją pagal Juozo Zikaro paminklo Laisvė atvaizdą. Kokia mintis joje vaizduojama? Graži statulytė. Mes matome grandinę jau nutrauktą, vėliava jau pakelta, viltingai einame į priekį, į ateitį. Į ką mes joje matome, ką mes norime matyti? Ar jau rezultatą įvykusi, ar vykstantį procesą? Žymus toksai semitas ir izraelitas mus moko, kad daug svarbiau yra procesas. Jo pasekėjas ir evangelistas Šventas Lukas mums rašo: žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Tai mūsų laisvė yra procesas. Dalyvaukime tame procese. Budėkite dėl mūsų laisvės. Prašau Dievo, kad laimintų Lietuvą, jos Seimą, jos vyriausybę, visus mus, kad mes eidami neprarastume savo laisvės krypties. Netiduokime savo laisvės kitiems. Ačiū už dėmesį.